Sveiki, šiandien mokinsimės toliau nerti. Jau mokame paprastą kilpelę, kaip nunerti, sujungimui dažniausiai naudojama, mokame stulpelį su vienu užmetimu, mokame stulpelį be užmetimo. Šiandien mokinsimės, kaip nerti stulpelį nepilną, su pusę užmetimo arba anglai sako half double crochet. Pačiai pradžiai nusinėriau 5 akutes ar 6 paskaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akutės. Tada viena akutė papildoma, kurios neskaičiuoju kaip stulpelio, užmetu, kaip darydama stulpelį su užmetimu. Tada į antrą akutę įkišu vašelį, lygiai taip pat kaip ir bet kokiam kitam nerime užkabinu siūlą ir perkišu. Dabar jeigu daryčiau stulpelį su vienu užmetimu, man reikėtų nerti per 2 siūliukus ir paskui sekantį kartą vėl per 2. Tai dabar yra žymiai paprasčiau, per tuos 3 siūliukus prakišu užmestą siūlą. Taip vadinasi su pusę užmetimo stulpelis arba half double crochet. Vėl užmetu siūliuką, vėl į sekančią kišu vašelį su užmestu tuo siūliuku. Vėl įsitikinu, kad grinai būtent į sekančią akutę kišu vašelį, kad ne į tą pačią. Nebent noriu padaryti 2 pusę užmetimo stulpelius į tą pačią akutę. Jeigu ne, tai taip. Vėl 3 siūliukai, užmetu siūliuką ir prakišu. Vėl užmetu. Vėl į sekančią vašelis. Vėl 3 siūliukai ir prakišu siūliuką. Vėl užmetu. Vėl į sekantį. Jeigu pamirštu kartais vidury nerimo, pavyzdžiui, ar užmesti, ar užmetu per daug to siūlo gaunasi, visą laiką galiu baigti išardyti ir pradėti per naują. Vėl baigiau nerti. Viena kilpelė, apsuku darbelį ir vėl užmetu ir vėl į patį pirmą kišu. Vėl per 3 siūliukus vašelis, vėl užmetu į pačią pirmą akutę, vėl per 3 siūliukus vašelis ir taip ir toliau. Ir vėl, kadangi dariau 6 kilpeles, skaičiuoju, kad visą laiką būtų 6 stulpeliai. Patys paskutinis gausis lagrinai toj vietoj, nuo kurios pradėjau, dariau vieną tą kilpelę apsukimui. Tai tiesiog turėkit omeny, niekada nepasmeskit skaičių, jeigu nerite ant viršaus ir darote antrą eilutę, tai būtinai skaičiuokit, kiek stulpelių yra. Ypatingai pačioj pradžioj labai lengva pamesti akutę ir kiekvieną kartą vis kiekvienam stulpelį, jeigu pamesit, jūsų darbelis tiesiog pradės siaurėti, ko tikrai nereikia.